Praeitam vlogę matėte. Šiandieną keliausime po Tokijo. Jau esam viduj, šaly, kaitinam tos visas nesąmonės lėktuvus, perkam bilietą į metro. Taigi, nauja diena, jau mes galime sakyti lokacijoj, nauja šventykla, naujas parkas, o po to eisim prie didžiausios perėjos, turbūt Japonijoje, nežinau. Šitoj šventykloj labai dažnai galima pamatyti tradicinės vestuvės, ką va čia akimirką ir matome. Išėjom iš šventyklos, keliavom į parkelį, o šventyklos, nu tai jūs patys galite pasakyti, kaip tos šventyklos. Šventyklos kaip šventyklos. Aš net gal pasakyčiau, aišku, ten toj viduj labai kažko nesimato, jos gražios, bet aš gal net pasakyčiau, kad Lietuvoje kai kurios bažnyčios gražesnės viduj, nu tipo. Aš gal iš mano perspektyvos, gal aš kažko čia nesuprantu, čia suprantu, kad čia jos tipo senos, visą kitą, tipo taip, bet aš žiūriu iš grožio perspektyvos, iš menininko gyslelės. Žodžiu, galite atkreipdėmėsi, tai įsivaizduokit, jeigu eini tiesiai, tai visada eini kairę pusę. Tai kadangi mes, aišku, mes dabar einam prieš įstatymą, mes einam per vidurį, bet jeigu mes einam čia, mes atkreipkite dėmesį, visi žmonės eina po kairę. O jeigu mes eitumėm į šitą pusę, tai kaip va šitie žmonės, tarkim, po dešinę, mes turėtume eiti va šitą va pusę. Čia ant tiek va visa sistema yra ir visi ramiai eina ir viskas. Toks čia grinai padarytas tipo pavasariu su sakurom. Netikiu, kad bus kažkoks ypatingas skonio, bet, nu, gražiai atrodo. Taigi dabar aš tik pagalvojau, kad blemba gera idėja, pavasaris, nori va ateiti į parką, eini į parką, stendukas pardavinėja aliuką, pasiėmė va grinai aliuką, atsisėdi, šaltas dar, šia kosminis. Aišku, dar nespėjau ragauti, nes čia nėra šiukšlių dėžių, tai čia įsivėlimas, nes aš nenoriu, ką tik kolas atsigėriau, aš tik norėčiau tik porą gurkščių paragauti ir išmesti. Aš turiu įtarimą, kodėl čia nėra nei vieno žmogaus su palapinė. Ai, bet jie yra ant saulės pakritę. Norėjau sakyti, dėl to jie ten buvo su palapinėm, kad nuo saulės pasislėpti, nes jie visi slepiasi nuo saulės. Bet tai čia jie ant saulės sėdi. Įdomu, kodėl tenai buvo, gal kad rimtai su vaikais, bet tai irgi čia su vaikais. Čia vapšia balių šaiką daro, pasitęsia belio kokį. Kas įdomu per žaidimas. Tai žodžiu, čia kažkada, kai pradėjo žydėti, balandžio pradžioj čia visur bus sakuros rūžava, tai čia reikės gal dar grįžti, nežinau. Kaip ir minėjau, čia yra ant tiek nerūkama, kad padaryta rūkymo zona, net parkelį. Ir čia dar nėra ta pati didžiausia perėja, o jau nenormalu. Literaliai stovim eilėj, kad praeit perėją. Dar tokiam tai gyvenime nesudalyvavęs. Kad čia negalima filmuoti, bet čia yra labai daug kavinių, tai tarkim buvo kavinės, kur yra viduj ūdros, po to paršiukai, samoje, dainų įvairiausi gyvūnai, bet kai tik įsitraukia kamerą, ten yra parodė, kad negalima filmuoti, tik įsitraukia kamerą, jis iš karto tą gyvūną paslėpia ir čia parodo ženklą, kad negalima filmuoti. Ant taip greitai. Bet čia kažkoks yra tasai trendas su tais gyvūnų kavinėm. Ūdros, kiaulytės mažytės, tie paršiukai tokie. Čia diržas pas moterį iš mašinėlių. Taigi, čia tai yra garsioji perėja. Per dieną čia praeina virš milijono žmonių. Aš jau nebesuprantu, ką čia daro. Ir čia atginai eina mes per perėją visi. Ir visi eina filmuoja. Iš visų pusių. YouTube'ai yra net live streamas, kur tu gali įsijungti ir gyvai stebėti, kaip žmonės čia vaikšto. Ir gali net, jeigu pats praeini, pato per live streamą pamatyti, nes ten gyvų, live streamas, gyvų metu vyksta. Jeigu ką live streamas, tai gyvoji transliacija. Taigi, priėjom Hachiko statulą, tiksliau Kano. Čia yra ta Japono kita. Nu, kas matė filmą, tas ir gleitin. Tai galima važiuoti čia eilė, kad žmonės nueitų nusifotkinti vien tik tai. Atvarėm į kažkokį observatoriją, Skyview. Geras, pačilint galima, prašau. Čia jie laukia eilėj nusifotkinti į tą kampą. Žodžiu, čia be eilių neįmanoma. Nu, nėra žmonių, visas tasai kampas matas, tai gal ir nais. Yra net soliukai, kur galima vapšė kaip VIP pakristi. Ant kiek čia kitas lygis, kad yra net
pasidėti telefonam ir tada gali va čia, tipo, nusifotkinti. Išlindom į lauką. Toks apsimiegojus jaučiuosi, pavargęs, nežinau. Gal toks yra tas valandų skirtumas, biški, truputį, nes dabar pas mus čia, nežinau, 5-6 Lietuvoje, ten 9-10. 7 valandų skirtumas. Kur toliau keliaujam, tai net neįsivaizduoju. Gal po kokią parduotuvytę, gal kažkur žodžiu pakruizint po šitą lokaciją. Nes čia visi šitie, pavyzdžiui, vakar mes buvom vienam rajone, šiandieną kitam rajone, rytoj dar kitam rajone. Čia šitie visi, kiekvieną dieną mes varom į naują rajoną, nes tam rajone yra, nu, tipo, lankytinos kažkokios vietos. Čia viskas rajonas galima suskirstyti. Ir vėl įsivėliam. Ta pati čia ta perėja. Įsiregistravau į Pokemonų centrą ir čia skaitas jisai ganėtinai rimtas dalykas, nes, nu, užsiregistravau ir artimiausia vieta, kada ateiti, buvo už 3 valandų. Tai kaip tik dabar praėjo tos 3 valandos ir mes keliavom iki Pokemonų centro. Minutė į kalną, čia Jesus Christ, čia į kairę. Čia atrodo, čia taip, bet kur čia tas Pokemonų centras? Aš nelabai pamenu, kur aš įėjau, jau čia tenai bus tiesiai, tenai va tai bus įėjimas. Tokį va bilietą duoda Pokemonų centras. Čia yra daug visokių tų pasaulių, tai čia yra Super Mario, ten dar kažkoks išalinime, o tenai va mūsų Pokemonų Worldas, va, čia va, Pokemon Center. Kas čia gero yra, pasižiūrim. Nu, čia jaučiu Pokemonų visą tematiką, visokie pliušiniai, viskas, telefonų. Žiūrėkit, čia tipo telefonų, stikliukas, bet kai išjungtas ekranas, pasidaro Pokemonas Pikachu, toks veiktų geras. Nintendo žaidimukai visokie. Bet čia daug visokių pliušinių žaisliukų, kur mano kortelės. Gali būt, kad teks man traukti vertėją ir bandyti susišnekėti, nes aš nematau kortelių. O aš čia atėjau dėl kortelių. Tikliau dėl booster boxų įvairiausių. Jeigu jie taip vadinasi, aš nežinau. Va, Generations. Radau. Dabar tik tai pasižiūrėti, arba reikia visokių pasiimti ir viską. To Generations. Per ChatGPT pažiūrėsim, kokius čia pekus reikia Japonijoje pirkti, kad galima daugiausiai šaibų padaryti. Žodžiu, esmė tokia, kad prie kasos ten yra tos specialios kortelės, kuriuo aš ir ieškojau. Ne tik tie boksai kažkokie, bet tos kortelės. Ir tarkim, yra tokios kortelės, kur žmogui galima tik 2 vienetus nusipirkti. Užtat čia yra tokios eilės, nes jie non-stop registruojasi kiekvieną dieną ir perka čiumpa tas kortelės. Nes iš ten iš tos kortelės, tipo, jinai kainuoja apie 2-3 eurus tas pakelis, o galima ištraukti ant kortelių, karočią, už mano 5 štukų ar 4 štukų dolsų. Nes ten prie manęs bakuriukai buvo, jie ten atsidarė, tipo, tokį katalogą, ten jie žiūri, skrolina, nu čia crazy yra vaiba. Čia jie ant šitų dalykų yra crazy ir aš pradedu irgi veltis šitą crazy tematiką. Aš savo pasakiau, kad noriu kažką pradėti kolekcionuoti ir pradėsime nuo Pokemonų kortelių. Aišku, aš ir liek jau kolekcionuoju ir visą kitą, bet, nu, aš skaitau, kad čia mano kolekcijos pradžia. Taigi, išėjome į lauką ir dabar keliaujame vėl prie tos perėjos, kur milijardai žmonių, nes dabar yra sutemę daugiau švieselių, o aš esu nusikalęs. Aš esu taip nusikalęs, kaip atkalė kokosą Tailande per subinę, va taip atkučiuosi. Va čia tai nejauku. Čia nejauku. Įdomu gerai, kad man nejauku, aš suprantu, bet įdomu, ar čia yra nors skaitosi normalu ar ne. Gal tiesiog, nu, jam žiauriai patinka anime tas multikas ar taip, gal čia skaitosi, nu, normalu. Man atrodo keista, bet gal jiem čia yra normalu. Bet mes atėjom iš tą perį, žinokit, sakė, čia pizda. Dabar tai laikykite, įsikabinkite į sofą, sukas dantis ir bėga, kad matytųsi. Keliaujam šią akimirką į metro ir namo. Tai reiškia, ką? Smulkus updeitas. Ėjau, užkliuvau, čiut nemiriau ir atsiradau taksį, nebe su metro važiuoju, nes nebepainu jau viso. Pėdutės atsisako. Galim pažiūrėti, ką aš nusipirkau, kaip minėjau, iš Pokemonų. Tai va šitus gali žmogus tik tai vienas nusipirkti 2 pakelius. Visus kitus gali pirkti kiek nori. Tai čia šitie, nu taip pat taip, bet šitų tai jaučiu bandysiu aš dar ateit pasiimti. Čia dar tokių pekų pasiėmiau. Taip. Aišku, biški skin routine, žinai, nu biški irgi reikia, kaip sako. Gonna catch them on Pokemon. Reiškia, ką? Kad susitiksime rytoj ir naujame video vloge jūs pamatysite. Naujos dienos kvapas, esame anime lokacijai, čia skaitosi kažkoks rajonas,
kur viskas yra susijęta su anime.